Sveiki, aš esu Berta Timinskaitė, atvykau iš Radviliškio, Vilniaus universiteto tarptautinėje verslo mokykloje, studijuoju tarptautinį verslą antrajame kurse. Kodėl įstojate į VUTVM? Paskutinius metus, kol dar mokiausi gimnazijoje, mane labai žavėjo disciplina pavadinimu tarptautinis verslas. Todėl būtent ir pasirinkau šią mokyklą, dėl to, kad tikėjausi čia pačių kokybiškiausių studijų. Ko tikėjai iš VUTVM, kai įstojai? Ko tikėjausi, tai to ir tikėjausi, kad čia bus kokybiškos studijos, kad čia užmegsiu ryšius, kurie man paskui padės tolesnėme gyvenime, kad įgysiu žinių, būtent kurias pritaikysiu praktikoje ir susirasiu draugų, kurie bus neatsiejama mano gyvenimo dalis. O ar gauni, ko tikėjaisi? Taip, gaunu tai 100%, nes čia sutikau žmonės, kurie man yra labai svarbus ir jie man padėjo tobulėti. Ką veiki dar VUTVM be to, kad studijuoji ir esi studentų atstovybėj? Kiečiausia studentų atstovybėj visoje, kokia įmanoma. Tai, kaip jau tu minėjai, aš esu studentų atstovybėje, ne šiaip narys, bet esu Lietuvos studentų pažymėjimo koordinatorė. Taip pat aktyviai dalyvauju visuose įvairių komitetų veiklose, prisidedu prie renginių organizavimo ir šiaip prie studijų kokybės gerinimo mūsų universitete. Ar VUTVM studija šiuo metu tau duoda tokias teorinės žinias, kurios tau leistų praktikoje, tai yra, sakykim, šiuo atveju studentų atstovybėj panaudoti? Norėčiau pataisyti tave, ne tik teorinės, bet ir praktinės žinias, nes mes dirbame įvairiuose workshopuose, simulacijose ir šiaip per seminarus mes atliekame daug įvairių praktinių užduočių. Koks tavo mėgstamiausias dėstytojas? Negalėčiau iš tikrųjų išskirti pačią mėgstamiausią dėstytoją, nes visi dėstytojai mūsų universitete yra kompetentingi ir kiekvienas iš jų yra ypatingas ir aš labai džiaugiuosi, kad jie visi yra patys geriausi savo srities specialistai.